Sveiki, mielieji! Tęsiame ekskursiją po aromaterapinę spintą ir noriu Jums pristatyti eterinių aliejų, absoliutų ir atarų sinergijas kiekvienai iš 7 čakrų. Birželio mėnesį skaičiau pranešimą Lietuvos aromaterapeutų asociacijos konferencijoje. Pranešimas vadinosi Spalvos ir aromatai kaip raktai į sąmoningumą. Ir šiame pranešime pristačiau čakras kaip sąmonės aukštus ir kalbėjau apie spalvas ir aromatus, aromatinės sinergijas, kurios duoda prieigą prie šių energijos ir sąmonės aukštų. Šiai prezentacijai sukūriau 7 čakrų sinergijas. Į šias sinergijas sudėjau aukščiausios rūšies, labiausiai koncentruotus, geriausios kokybės eterinius aliejus, absoliutus ir atarus. Patikėkit, rinkoje tokių medžiagų jūs tikrai niekur nerasit ir negausit. Šios energijos yra labai koncentruotos, tai yra gryni eteriniai aliejai, atarai, jie yra neskiesti augaliniais aliejais. Į kiekvieną sinergiją įeina daugybė komponentų, apie 10-12 komponentų. Kaip žinote, daugybę metų užsiimu aromaterapiją, esu baigus labai daug visokiausių aromaterapinių mokslų. Taip, kad tai yra ne kažkokia tai mėgėjiška sinergija, mišinukas, bet profesionalo daryta, labai ypatinga, dieviškai skaniai kvepianti sinergija. Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna ir Sahasrara. Be abejo, visos šios sinergijos yra labai skirtingos, bet jas jungia vienas bruožas, jos labai skaniai kvepia. Galima naudoti aroma lempai, kambarių kvepinimui, harmonizavimui, galima naudoti meditacijom, galite netgi naudoti kaip aromatinius kvepalus, galite naudoti įvairiausiem gydymo pratimam. Į šias sinergijas sudėjau visas savo aromaterapinės ir aurosomos žinias apie energijos centrus, čakras ir apie eterinius aliejus, atarus ir absoliutus kaip komponentus, natūralius produktus, kurie pasižymi tam tikrų vibracinių dažnių ir atitinka tam tikrą čakrą. Taip, kad visą tai galite įsigyti. Šias sinergijas pristatysiu šio šeštadienio seminare. Kaune šeštadienį, birželio 21 dieną vyks seminaras, kas valdo kvapus. Arba galite šiaip užsukti, pauostyti, įsigyti. Be abejo, taip pat siunčiu ir paštu. Su geriausiais linkėjimais, Jūsų Dalia.